Iš tikrųjų, Briuselis tikrai labai savotiškas, turbūt vietovė savotiška, kadangi, kaip ir jūs sakėte, tai yra ir miestas, ir regionas kartu viename. Ir tokių, nežinau, kiek daug mes turime Europoje. Ir kurioje vietoje čia dabar didesnis prioritetas būtų, ar Briuselis kaip regionas, ar Briuselis kaip miestas. Ar daugiau kaip, sakykime, reiškia savivaldos gyvenimas, ar daugiau kaip regioninis gyvenimas. Tai nežinau, kaip ten jūsų tos funkcijos, sakykime, susideda, nes esu daugiau kaip 20 metų dirbęs miesto merų, esu buvęs ir Lietuvos vieno regiono vadovų. Tai aš tuos, sakykime, savo šalies skirtumus daugmaž žinau ir pasidalinimus. Pas jūs, kai naudojuosi aš kaip, reiškia, svečias, kaip turistas atvažiavęs šiandien, reiškia, dirbti Europos parlamente, tai aš tų skirtumų matau tiek, kiek aš naudojuosi kaip savo asmeniniam poreikiam. Pas jūs gerai, sakyčiau, išvystytas viešasis transportas, labai patogus viešasis transportas ir judėjimas pakankamai patogus. Aš tikrai norėčiau, kad ir mano šaly, ir mano sostiniai Vilniui panašiai būtų išvystyta. Tai nežinau, kaip visam Briuselyje, bet bent Briuselio centras, kiek aš naudojuosi, tikrai yra pakankamai sutvarkytas.